Taigi sveiki visi, šiandien mes kalsime patį geriausią peilį, juokauju, žodžiu. Jisai neišėjo, aš jau jį turiu padaręs, bet nerodysiu, žodžiu, nes nenoriu. Ir jeigu norit pamatyti, praslūkite galą, aišku. Taigi jisai nelabai irgi toks pasisekęs, jisai viskas gerai užsigrūdino, rankena gražiai, peilis gražus labai šiaip tai išėjo man bent jau. Bet vienas dalykas, ašmenys nelygios ir kitas dalykas, labai plonas peilis. Išėjo 1,25 mm tas nugarėlio pati. Tai čia labai plonas ir suprantat, grūdinau tik ašmenis, tai jisai gali gal dar ir palinkt. Nu, kapojau, žodžiu, čia tą medį, jisai šiaip nesulinko, viskas su juo gerai. Bet kiek ten prikaposi, žinot, vis tiek neskelia, žinai, tai nežinau kaip bus. Taigi nieko nelaukia ir pradedame nuo pačio kalimo. Taigi, čia vėl Vytautas ir jau pilnai šalta, jau viskas kelnes yra, Kaip sakant, sušalom čia toj gyčioj. Bet nieko, mes gaminsime dabar peilį, dabar pradėsime šveisti jį. Taigi, kaip matėte, nukaliau aš jau jį. Dabar pradėsime šveisti, jau biškį čia pašveičiau, nefilmavau, norėjau įsitikinti, kaip čia kas atrodo. Aš šiaip noriu bandyti, suprantat, va tokią formą kaip ir daryti, tipo, čia taip ir eina, va taip suprantat, nes tada taip kaip jauni kokią dešrą, žinai, ir iškart nebėra, buvo taip jauni ir taip jisai pats gilyn eina, bet va čia va ta nesąmonė atsirado. Čia jau pats kaltas, kaip sakant, bet žodžiu, gal kažką išveisim, kažką padarysim. Taigi dabar pradėsime šveitimą, dar šiek tiek ašmenis patiesinsiu šaltai, buvo jau normalizuotas. Čia kaip ir lygų, taigi nieko nelaukia ir pradedame šveitimą. Taigi, ką turime štai tokį kaip ir, biškį šiltokas, štai tokią kaip ir geležtę, kaip matot, labai čia jau daug čia liko nušveisti, bet aš žinokit noriu grūdinti, buvo jisai mano akyse plonėja, tai reiškia, kad labai plonas, ašmenis tai šis labai plonas, praeitą kartą, kai pirmą kartą kaliau, tai buvo gan storesnis, tai greičiausiai gali būti, kad sulinks, bet žiūrėsim, už tą dar palikau čia tarp ašmenų ten tuos daužimus. Taigi dabar pradėsime vieną normalizacijos ciklą ir tada dar grūdinimą padarysime ir tada toliau nušveisime, tada eisime namo, dar nušveisime su ranka, ten kokias 3 valandas praleisime. Tai žodžiu, kūrėm jaučiu ugnį. Ir pradedam normalizaciją, grūdinimą ir taip toliau. Šiaip buvo šiek tiek kreivas, bet žiūrėkit, ką aš padariau. Tipo, kai atgrūdinimas vyksta, jisai iki auksinės spalvos įkaista, tai nėra, kad jisai taip atsileistų, bet jisai toks tampa šiek tiek toks labiau lankstesnis, tai kaitinau kitos temperatūros, bet suprantat, aš va taip va kaitinau, nugarėlę prie ugnies padėjau, tai reiškia, kad va čia kažkur violetinis, pavyzdžiui, būna, ne? Aš parodysiu, jeigu čia matosi. Matot? Va čia tipo tas violetinis, ne? Ir taip eina ta juosta violetinė, o čia prie auksinis toks eina juosta. Ir tada aš, kai jis būna įkaitintas, šiltas, ne? Aš tą turiu, čia toks, kaip sakant, įdubimas, ne? Tai aš va taip pasiemu ir va taip greitai, bet
tokiais va smūgiais ir va tokiu greičiu maždaug tai išsilygino šiek tiek. Nu, gan lygiai šiaip tai, bet atrodo lygiai dabar, aš nežinau. Ašmenys irgi ten vienoje vietoje pakrypę, blemba, bet gal išveisim, nežinau. Ašmenys pavojingiau, suprantat, kalbu, tas atsitikt gali. Tas gali atsitikti, kad, nu suprantat, ašmenys jos tokios kietesnės, nei tą padariau. O čia girdit? Jaučiasi, kad net nori imti ant ašmenų, niekaip nenori, eina šiek. Tai, manau, geriausias būdas toks ir šiaip grūdinti. Užgrūdini tik tas ašmenis, o tą nugarėlę palieki šiek tiek tokią laisvesnę. Tai jisai tampa toks lankstus, o ašmenis kietos, suprantat? Nu, tikiuosi suprantat, žodžiu. Tai dabar pabandysime išveisti. Čia šiek tiek yra toks pakreipimas. Nesimato per kamerą, ar matos? Į tą pusę. Vat taip eina ir jisai vat ant galiuko, va taip, va čia šiek tiek buvo, šiek tiek daugiau, bet nu dabar ištiesinam, ašmenys irgi kaip ir tokios neišlygiausių, bet jos išveisim irgi, tikėkimės. Tai dabar dėl to ir norėjau užgrūdinti, buvo, suprantat, tų neišveičiau dar, bet dabar tikėkimės išveisime ir kaip tik tuos išveisime tuos, kaip sakant, nuvingiavimus ašmenų ir to nugarėlės ir, nu, žiūrėsim viskas, kaip bus, žodžiu, šveičiam, nu, žiūrim, žodžiu, užtenka čia vapaliot. Taigi, po beveik 3 valandų, žodžiu, turime štai tokį va, jau kaip ir geležtę, nušveista viskas normaliai, dar šiek tiek reikės pašveisti ir tada jau tikrai su ranka šveisiu, bet jau ten šiek tiek reikės nefilmuosiu, žodžiu, ir reikės turėti daug kantrybės su ranka šveisti, aš tik tiek pasakysiu. Ir labai plonas peilis išėjo, aš nežinau, koks turi būti standartas turi būti koks ant tų šefo peilių, bet pas mane 1,75 mm tas geležtė, ant pačio to 1,25 ant to galiuko, o čia 2 ir taip mažėja, žodžiu. Nuo 2 iki 1,25, tai čia tiesiog plonutėlis, čia tik trenksi kažkur ir gali būti, kad sulūž, bet žodžiu, jisai dabar yra gan lygus, ašmenis dar reikės šiek tiek, sakau, šiek tiek pašveisiu, kad lygesnės atrodytų. Ir tada ranka nušveisiu, nežinau, žodžiu, ar čia daug šveisiu su ta ranka, čia ne kažką, žodžiu, tos problemos, čia labai per ploną iškaliau, žodžiu, ir iki dabar, žodžiu, triedžiu. Nes reikia labai daug čia man šveis, žodžiu, labai
Labai plonas ašmenis iškaliau, žodžiu, ir viso, žodžiu. Nes kai šveičiu, jisai įkaista, tada turiu dar nušveist, kad ten, kur įkaista, kad jo nebebūtų, kad liktų tas susigrūdinęs metalas. Taigi, tai va, ašmenis užgrūdintos, tas neužgrūdintas. Tai gerai, kad ašmenis tik užgrūdintos, tai galiu dar su plaktuku tapš, suprantat, palyginti. Bet jeigu nebūtų taip, tai ne kažką, žodžiu, džiaugiuosi, kad pabaigiau. Pagaliau tai jau susitiksim po ranko šveitimų, ką aš ten darysiu, nežinau, žodžiu, susitiksim jau tikriausiai prie rankenos gamybos, gal šiek tiek kažką pafilmuosiu, kai ten šveičiu, nežinau. Davai. Taigi sveiki, kaip sakant, nušveičiau šį peilį, šiaip gan greitai, nesitikėjau šito, bet gan greitai, bet dėja labai mažai nelygiai ašmenys yra, žodžiu. Užtat klaidą padariau, kad labai mažai, labai planyčiai iškaliau ašmenį, žodžiu, ir buvo sunku išlyginti, ir todėl neišsišveitė. Nu čia, aišku, labai blogai nėra, aišku, jisai labai gerai jauna vis tiek, bet suprantat, nėra labai profesionaliai, tai kitą kartą stengsiuos labai plonai ašmenis neišvaryti, aš nežinau, gal parodyt galiu, nesimatys gal, nefokusuoja. Nefokusuoja kažkaip. Va, matosi, šiek tiek į tą pusę eina. Į tą pusę šiek tiek eina. Taigi, o tas peilis pats tai lygus, tik ašmenis nelygios. Tai kiek galėjau išvyčiau. Jisai dabar gan gerai pjauna. Ir jūs tikriausiai kodėl paklausit, kodėl čia tiek daug malkų, kodėl čia daug visko. Todėl, nes aš turiu pasidaręs naujus kubelius. Nežinau, čia iš kokio medžio. Taigi iš to medžio ir gaminsim, dar turiu čia tokį baltesnį, žodžiu. Iš tokio, žodžiu. Nežinau, iš kurio gaminti, man atrodo gaminsiu iš to tamsesnio. Kokį čia pasirinkus dabar tokį gražų. Nu jau išsirinkau. Štai tau pasirinksiu kubą, pasidedu čia. Ir dar pamiršau pasakyti, va padarėm, kaip sakant, inicialą. Čia mano parašas ir tas dar VTSV, žodžiu. Taigi, kaip jis. Tai pradedam dabar įkežioti mažas skylutes, dildinti, žodžiu, kad tilptų šitas peilis ir tada kliuosim ir tada vėl išeisim tą rankeną ir žiūrėsim, kaip gausis. Tik gaila, kad ašmenis šiek tiek nelygios, nu, blogai, žodžiu, nepatinka. Aš noriu viską lygiai, šiaip lygus labai buvo, nes, suprantat, labai tokios storos ašmenis palikau ir taip savaip galėjau taip gražiai nušveisti, bet jisai nebus toks aštrus, nes jisai toks buvo storesnis, ta nugarėlė buvo storesnė, taigi šitas peilis geriau pjaus, nors ir nelygios ašmenis. Kaip ir sakiau, 1.75 prasideda ir iki pačio to galiuko 1.25, o ten buvo 2.5, ten man atrodo milimetro, bet nieko ten irgi gerai. Mačiau, standartas šiaip yra nuo 2 iki 3 milimetrų, bet aš padariau štai tokį 1.25 planiausia vieta, o storiausia 1.75, tai nežinau, žodžiu. Tai pradedam dabar, kaip ir sakiau, skylutes gręžti, viską daryti su šituo blokeliu, tai pradedam. Eina šiknas, fokusavo. Nu, matysit mane užplūdint. Dėjome, šiek tiek pragrėžiau kelias skylutes, tada
kiek negalėjau įgręžti, tiek išdeginau su degikliu, viskas kaip ir lygiai sutampa. Nieko, žodžiu, viskas kaip ir sakau, lygiai sutampa, dabar tik beliko suklijuoti, bet suklijuosi namuose, nes čia jau tipo šalta ir epoksidas šitas, su kuriuo klijuoju, turi būti, tipo su juo klijuoti reikia. Kambario temperatūros tai 21 laipsnis, tai ne kažką, žodžiu, 20-19 ten, žodžiu, gali iki tiek daryt, bet taip tai su juo ten tipo nepaklijuosi, jisai toks bus, toks labai toks tirštas, toks kietas labai bus ir jį ten sunku bus su juo susitvarkyti, taigi aš klijuosi namuose ir susitinkam po 1 sekundės. Taigi mes jau viską suklijavome ir jau nušveitėme, bet dar nerodysiu, žodžiu. Taigi dabar pradėsime šveitimą ir tiesiog pirmą išlyginsiu viską, padarysiu tokį kvadratą lygį su to peiliu ir taip nuimsiu tuos visokius ir padarysiu tokį vadą. Sakiau, nerodysiu, bet gerai, žodžiu. Tai dabar pradedame patį rankenos šveitimą. Beliko tik sutirpti su aliejumi. Taigi, pabaigėme šį peilį, jisai gan gerai pjauna. Gan labai gerai pjauna, įdomus. Irgi minimaliai dar skūda plaukus, nežinau, žodžiu, kiek reikia galastyti tos plaukų skutimusi. Taigi, pjauna gerai, einam, dabar papaposim kažką. Žodžiu, čia biški baisus su to peiliu kapot, kai kapoja, atrodo lyg palinksta, bet pasižiūrė, kad viskas lygiai. Aišku, ašmenis tik nelygios. Šiandien tik jauna. Gerai, žodžiu, pjauna. Rodom, ašmenis aišku nelygios. Taigi, tikiuosi patiko šis dar vienas peilio video. Nežinau, žodžiu, anas man šitas labiau patinka, bet anas buvo žymiai lygesnis ašmenis, buvo žymiai lygesnis viskas, žodžiu. Tai nežinau, anas žymiai, kaip sakant, praktiškesnis buvo, bet ant šito gerai užsigrūdino šitai viskas. Aišku, tik ašmenis grūdino, tai dėl šito peilio gali dar jisai sulinkt dėl jo plonumo ir ne viso užgrūdinamo, nes tik ašmenis užgrūdintas ir labai lengvai gali jisai pasivalstyti savo, sakys, mane čia kapoja, aš pasilenksiu, žodžiu. Taigi. Tikiuosi patiko šis video, jeigu tai spauskit like, dislike, žodžiu, komentuokit, prenumeruokit, nepamirškit. Ir gal tai sulauksim 1000 subscriberių, dėkui už 500, sulauksim 1000 subscriberių, gal kažką ir atiduosiu, žodžiu. Gal kokį peilį, nežinau, žodžiu, gal kažką, bet man čia reikia susitvarkyti, čia gryna betvarkė. Tai sakau, prenumeruokit, sulauksim 1000 prenumeratorių. Žiūrėsim, kas bus. Tikrai kažką atiduosiu, bet net už siuntimą nereikės mokėti. 2 eurų net nereikės jums, nes aš taip greitai sumokėsiu, žodžiu. Taigi, iš arčiau peilis, palaukit, dar nerodžiau. Čia blogas apšvietimas. Mato, dabar daug geresni tie raštai gavosi. Raštai tokie gražus. Peilis. Čia nuo aliejaus, čia mano tie parašus.
ir tas ženklas, kaip sakant. Taigi, tikiuosi patiko šis video ir susitiksime kitame.